Sveiki, čia gyvenimo būdų žurnalas, trečiam kably galas. Šiandien turėsime svečią Urniežių Vilgaudą iš Utenos. Į gamtą kviečiame Urniežių Vilgaudą. Sveiki! Kaip žvejyba? Gerai žvejyba! Šioje laidoje jums parodysiu, kaip su tokiom surūdijusiom šūdinų meškerėm žvejoti. Daugelis taip moka. Šiandien žvejosim šiuo lydekų neršto metu šapaliukus, nes lydekų neršto metu žvejoti negalima. Kaip sako lietuviais liaudės, rusų liaudiškas posakis, kak smaji trajų tabi, kak vajūna batarų. Taip, galima eiti žvejoti. Eime. Tai va, eisime žvejoti. Bet kad prieš kiekvieną žvejojim, reikia padaryti vien procesų. Palaikyk, vaikeliau šitų meškerių. Reikia patikrinti, kaip žvejyba. Vaikeliai, pasitrauk deškę. Reikia paimt, trinti, įkvėpt, paimt, biškį paimt dumblę. Taip įtrėt gerai, pauostėt, įsitrint. Ir aš meilę užuodžiu visą nesąmonę užuodžiu. Dabar mesiu meškerį į šušvę. Gerai atsargiau galvų. Įdedam ir žiūrim, kad kips. Žiūrim, matosi šapaliukų. Šitaip met tikrus meistrus. Vo, dabar žvejosim. Reikia kantrybės, negalima. Laikeliu, pasitrauk truputį. Nereikia. Gerai. Korektų to vaikų romėdai. Va, turime kebimo. Ir va, koks šapaliuks, kaip kibo, kaip taškos. Grieb. Ko? Grieb, kim. Ko? Va. Nuimam. Palaikyk. Palaikyk, vaikelio. Reikia, žinai, atsargiai iš burnytės ištraukti. Žaidimų nebūtų, va. Gyvenimu aš ištraukęs į didesnį šapalą. Matot, kai didumą čionais. Būdams Norvegijoje esu pagavusi didesnių šapaliukų, bet šitą paleisime į laisvę, kad gyventų, bet čionais įrodymas, kaip aš pagava šitų va. Reikia laisvių vaikeliau. Tai va, Norvegijoje esu pagavęs į tokį didumą šapaliuką. Ir visokių geresnių. Reikia naudoti tik tai gerą pašarėlį, gerą gaudyklę. Ir prieš žvejybą reikia patekti, kap, uostas vanduo. Turi kvepėti arbūzas, jeigu yra žuvies. Ir reikia sumaišyti su spjaudaliukais, įkvėpti. Turi uostytis arbūzas ar melioną kvapas. Tai va, kiek aš jūs išmokęs šią laidelę. Turbūt šitas laidos vedėjas yra pačių geriausių laidų vedėjas, ar ne? Dėkui. Ar pakalbinsim Vilgaudų Urniežių upių pašarus. Kaip, kokią didumą, į kur? Taip. Pašarą galima pirkti daugelę parduotuvių. Geriausia žvejybų parduotuvė tai yra Oh My God. Įsteigėjas buvo Norvegijos menkės pagavėjas. Tarp kitkų, aš ten labai gerą voblerį menkės dydžią radau. Perkau už 2 litus. Atlaikė 2 dienas. 2 litai. Vobleris tai yra jo gera kaina. 2 litas tai gera kaina, gerai laiko 2 dienas. Aš voblerį tai perka iš Maximas. Made in China parašyta. Tai nežinau, turbūt toks pavadinims į. Aš tokį pats turėjau kažkada. Ten parašyta Made in China, dar toks raudons, su taškeliu į priekį, juodzi, balci, kokį nori. Į dar pasakysiu, meškerių geriausia pirkti iš
Senuka, būtė geriaus meškeris atvežtos iš Tailandą. Senuka gerą met, gerą, taip metai. Metai, kas toks tik tai. O va tepa, pirkti reikia firmus, tas, va šitą daiktą reikia pirkti firmus iš striukės.com. Jau turi būt raudonas, mėlyns nesimatvandė, raudono reikia. Ja, va te, raudonska lūpų, va tepa. Tai, lūpų, žuvė, lūpų. Žuvė, va te, kad gautėte gerą. Bona tetrėša kitokie. Taip. Ir va, atsagę. Va, dar jums parodžiu, kad visi prisimintumėt, kaip reikia patikrinti žvejybų. Kad gautųsi viską gerai. Jei lieptelis yra tokio purvino šūdo, ištrinta purvina šūda, kad gautųsi tep. Pauosti jauties žuvę kvapą. Įtrini į vandenį. Ir tada pauostę. Turi melioną arbūz kvapą. Jaustis. Tai jeigu mandarinų skoniai kvapą, reiškia nesigaudyšti ešere. Kokį nors ten rykliukų mužiukų pagausi, nesu raudonda dar reigauti, su morkavu reigauti, neraudonda. Tai va, teka šitų laidų į tų laidų šitų Aš pabaigsiu tu, gerai, sėkmės to, nestumk mane. Dėkui, viso gero, aš viso gero. Taip, eik iš čia.